Labas, Vida. Tai tuoj mes pažiūrėsim, ar atsinaujins jūsų bendravimas, ar ne. Taip, tu, jis, kas tarp jūs? Tu. Paišiai, o jis? Kas tarp jūsų? Nieko tarp jūsų. Gerai, dabar tu. Kodėl taip tave įdomiai rodo? Tu. Lauki, nežinai. Nu, pagaliau. Jis, kas pas jį. Gerai, tol palauk. Pabandysim mes kažką čia išanalizuoti, o tarp jūsų. Nu, vat. Pagaliau kažką įsiaiškinu. Tuduf. Taip. Net nežinau, ką jūsų atveju pasakyti. Tikrai. Kodėl? Taip, kas pas tave? Man tave rodo išvis ne kaip moterį. Teigytų. O kaip vyrą. Kas pas tave? Vyras. Galbūt, tarkim. Galbūt, neviltis praeityje. Taip, su vyrais. Su vyru, galbūt tu turi, pavyzdžiui, vieną vyrą, ar ne? Su kuriuo ilgą laiką, ėjot kartu, bet buvo labai daug lūkesčių iš jo. Taip, nusivylimų, lūkesčių, neaiškumų kažkokių, kaip ir gali būti, kad jis užsiblokavo, ar tave užblokavo, ne, viskas gerai, ar ne, ir kažkaip tai dingo. Taip, dingo ieškoti naujų krantų, kaip nebūtų keista. Taigi, tu žiūrėk, taip įdomi, ar ne, tu lauki, kol jis tau čia parašys. Jis galbūt irgi savo tokį nori parodyti, nu tu lauk, kiek nori, aš irgi lauksiu, ar ne, irgi tokį charakterį nori parodyti. O toks pažaisk. Matai, jis jausmus tai turi, bet jis dar galvoja, kaip čia man sužaidus, kaip čia man pažaidus, ar ne? Galbūt tau taip atrodo iš vis, kad jis nori žaisti. Tavo akimis iš vis gali taip atrodyti, kad jis nori savo kažkokią tai kainą pakelti. Žiūrėk, koks aš gražus ir fainas, mylėkit mane, nešiokit mane, bet aš būsiu toks nepasiekiamas. Ne? Irgi taip gali būti. Dabar pas patį jį, realiai pas jį yra viskas gerai, jis visko patenkintas, jis visko aprūpintas, nerodo mum, kad jis, pavyzdžiui, serga, kad jam blogai, kad jam ten nostalgija kažkokia. Na, šito nėra, pas jį viskas yra labai gerai. Žiūrėk, taigi grįžtam prie to vėl klausimo, ar ne? Ar jis myli, ar jis norėtų, ar ne, žiūrėk. Taip, tu jam tikrai patinki, jis tu jam jaučia šiltus jausmus, tu jį pripildai, ar ne? Jis su tavim gauna viską, ko jam trūksta, tarkim, taip. Taip. Matykit čia. Taip, ar jis atsinaujins ryšius? Realiai turėtų atsinaujinti.
gali pasirodyti kaip durniukas. Kol kas jis nežino, kaip tai padaryti, bet greičiausiai ateis, kaip niekur nebuvo. Tai va, ta prasme, taip pas jį yra jausmai, taip jam patinka, jam viskas tinka ir patinka, bet kaip įsisukti dabar iš tos situacijos, kadangi jis čia buvo tokį bloką dėjęs, ar ne? Galbūt dingo iš viso, ar ne? Ir neaišku, kas su juo, kur jis ir ką jis. Na, jis tiesiog pasidarė savo pertrauką. Ar jis norėjo savo pakelti kainą? Taip gali būti. Bet čia va, matai, jis supranta, kad tave įžeidė, jis supranta, kad tu dabar nerimauji, jis viską supranta. Kaip ir, ar jis grįžt, ar jis grįžtų, taip kaip ir turėtų grįžti, bet turim įdomu, labai įdomu. Taip, parodysiu, ar ne? Ir vėl, dabar kas tarp jūsų? Žiūrėk, tarp jūsų namai, šiluma, jaukumas, būti kartu tarp jūsų. Supranti, jūs turėtumėt būti kartu, ne? Ir pas jūs viskas harmoningai, viskas turėtų būti gerai. Žiūrėk, kas man įdomiai, kaip man, kur čia? Kas man labai įdomiai susidėjo. Čia aš viską suprantu, ar ne? Visai būna. Dabar šiuose santykiuose yra kažkas, kas neįprasta. Aš tau parodysiu. Dabar nežinau, ar čia galėčiau teikti 100%, kad taip yra, bet yra santykiuose kažkoks neaiškumas, kažkokia iliuzija. Regis turi būti taip, kaip turi būti. Bet taip negali būti, kaip turi būti. Vat kažkoks tai nuplaukimas, ar taip galėčiau pasakyti. Žiūrėk, aš dabar tau parodysiu, kai ką įdomus, kas mane sudomino. Aš suprantu tas poras, kurios yra jaunos, taip gali būti viskas ok. Bet pagal jūs esate jau amžiuje, ar ne? Brandžiame amžiuje ir va taip, kad būtų va taip, tai man yra sudėtinga. Ir aš nežinau, kas čia, bet jeigu aš imčiau jau iš kažkokios taip patirties, tai gali būti taip, kad va tas, va šitas, iliuzija, va šita neaiški iliuzija, taip, jinai yra sukelta specialiai. Sukelta kažkokios damos. Dabar aš manau, kad čia buvo kažkur praeityje, kad būtent ant jo yra kažkokia tai daryta magija ir dėl to jis kaip neranda savo vietos. Jis supranta, kad jis, pavyzdžiui, jis supranta, kur jam yra šilta, jau kur gera, bet kažkodėl tai jis išeina, ar ne, jis kažkur tai klajoja, nežinau net kaip teisingai pasakyti, nes pas jį yra velnias, ant jo kažkas darė jam pririšimą. Kažkas jam darė. Dėl to jis gali būti toks pasimetęs. Tada tai yra normalu. O teisingumas, jis negali būti. Supranti, jis turi būti, bet jis negali būti. Todėl, kad čia yra kažkas įsimaišęs, ne? Galbūt ten kažkur iš praeities kažkokia tai damutė darė kažkokią tai pririšimą ir taip toliau, ir jis iki šiol be vietos vaikšto. Kad sveikatai kol kas nematau, kad būtų kažkokių tai problemų. Ir sunku pasakyti, kaip jis elgsis. Supranti, nes jis yra paklydęs. Nes kaip ir aišku, kaip ir turėtų būti viskas gerai, bet neaišku. Ir jeigu jos nebūtų tos tarsi magijos tokio poveikio, tai galėtų būti viskas visai neblogai. Bet aš manau, kad šitas ir viską gadina, todėl kad jis kažkoks toks, kaip ir, net nežinau, galbūt ten kažkur praeity kokia žmona darė, ar ten draugė kažkokia tai darė. Ir jis tarsi liko pririštas kažkur ten ir dėl to jam sunku yra statyti kažkokius naujus santykius. Apskritai būti laisvam. Vat. Ką aš dar norėjau pasakyti. Nors. Tai jis yra vienišas. Tai va.
Jis kaip ir turėtų būti su tavim, turėtų grįžti, taip turėtų būti. Ar bus, ar nebus, man tik va tas kabliukas trūga. Supranti, kaip ir jis turėtų grįžti, kaip ir jis turėtų bendrauti, kaip ir jis turėtų dirbti, kaip ir turėtų viskas būti gerai, kaip ir. Kiek laiko jis ten bus atsiribojęs, ar ne, va jis yra atsiribojęs. Aš manau, kad jis gana greitai turėtų grįžti. Vat, aš tau parodysiu, bet čia, man atrodo, žiūrėk, vat, jis turėtų grįžti, matai? Bet ar tik nebus? Nežinau. Negaliu suprasti. Nes kažkokie pokyčiai, stiprus pokyčiai, jie turi būti. Bet jie turi būti kaip ir gera, ar ne? Bet čia bus, kaip čia pasakyti teisingai, čia gali būti visaip. Todėl, kad yra ir blogų kortų, ar ne? Gali būti, kaip ir turėtų būti gerai, bet gali būti blogai. Vat, supranti? Čia kaip ir, kadangi yra kliūtis, kaip paveiks ta kliūtis, nes turėtų būti gerai. O taip gali būti, kad neišeis būti gerai. Jeigu ne ta kliūtis, tai būtų visai kitaip. Taip, ką aš galiu dar padaryti, Va tokie takeliai. Ir kaip ir norėčiau pasakyti, kad gali būti, neturi būti, bet gali būti gerai. Todėl, kad pas mus yra didelė kliūtis. Ir dėl to jis mėtosi, tai šiandien, tai ten. Per šitą taip gali būti ir sveikatai blogai. Pumpurum. Bet taip pat gali būti, kad tiesiog jis neranda vietos būtent dėl šito, kad jis toks pamestas. Ir dar norėjau tau duoti patarimą. Duosiu tau patarimą. Žiūrėk, aš sakau, kaip turėtų būti viskas gerai, bet nežinau kaip bus, todėl kad jis turi grįžti, jis kaip ir turėtų viskas bus gerai, bet pas mus yra velnės, vis tiek velnės,
Namuose yra velnės, santykiuose yra velnės, yra poveikis ir jis yra stiprus. Ir būtent, kad jis nieko neturėtų, kad jis neturėtų šeimos, kad jį pas jį viskas griūtų ir taip toliau, žodžiu. Ir vėl, kaip tau duoti patarimą, nėra kaip, todėl kad mums rodo tą patį ir vėl. Na tai, žiūrėk, vat jis. Matai, kaip ir vėl, kaip ir jis turėtų atvažiuoti, kaip ir turėtų būti, kaip ir turėtų viskas būti gerai, kaip ir situacija turėtų susitvarkyti, bet kaip ir, nežinau, netgi kas jam padėtų, galbūt tikėjimo jam reikia, ar ne, galbūt, net nežinau, kaip čia tau pasakyti iš tikrųjų, todėl kad vat, yra kažkoks tai negerumas ir viskas. Taip, jam reikalinga apsauga, taip, supranti, jam reikalinga apsauga, net pas jį yra velnės. Čia vat yra, vat juoda kažkas pas jį padaryta ir dėl to viskas vat taip tupai. Ir tau duoti patarimą net nėra kaip. Įsivaizduoji, net nėra kaip. Nes taip kaip turi būt, gali ir nebūt. Va čia visa fišečka. Va taip kol kas su tavim. Reikia jį valyti. Nieko aš negaliu padaryti, nes, vat, matai, ant jo yra velnis, ant jo mėnulis, jam reikėtų pasivalyti. Tokie takeliai.